Viena rizikinga karinė operacija tapo vienu įtempčiausių šio karo įvykių. Jau pirmosiomis šio pirmadienio 2026 m. balandžio 6 valandomis Vašingtonas šventė antrojo F-15E įgulos nario išgelbėjimą. Numuštas virš Irano, Donaldo Trumpo apibūdintas kaip pulkininkas, jis buvo išgelbėtas gyvas iš kalnuotos vietovės po beveik 2 dienų slėpimosi už priešo linijų. Šis įvykis tiksliai atspindi tai, kas šiame konflikte yra svarbiausia. Tai, kas įvyko, buvo tiesioginė ir rimta. Penktadienį, balandžio 3 dieną, F-15E buvo numuštas virš Isfahano provincijos, o 2 įgulos nariai katapultavosi skirtingose vietose. Vienas iš jų buvo išgelbėtas jau per pirmąją paieškos operaciją, o kitas liko izoliuotas priešo teritorijoje, sužeistas, kai Irano pajėgos ir vietiniai tinklai pradėjo jo ieškoti. Šio įvykio svarba yra milžiniška. Jei šis karys būtų buvęs sučiuptas, Teheranas būtų gavęs politinį ir karinį trofėjų karo metu, kuris jau spaudžia Baltųjų rūmų įvaizdį. Dėl šios priežasties gelbėjimo operacija tapo aukščiausio prioriteto klausimu Donaldui Trumpui, Pentagonui ir Jungtinių valstijų specialiesiems daliniams. Šios krizės centre buvo karininkas, apmokytas išgyventi, pabėgti ir priešintis. Pasak Reuters, jis patyrė čiurnos traumą, pasislėpė kalnų plyšyje ir sugebėjo užmegzti ryšį su kariais. Kalnai užmegzti ryšį. Plyšys. Pagal plyšį. A operação entrou em outro... Pasak Reuters, jis patyrė traumą, pasislėpė kalnų plyšyje ir sugebėjo užmegzti ryšį su kariais. Reuters, čiurna, kalnai, pavyko. Reuters, čiurna, pasak patyrė traumą, pasislėpė, užmegzti ryšį su kariais. Pasak, patyrė čiurnos traumą, pasislėpė plyšyje, užmezgė ryšį su kariais. Reuters, čiurnos trauma, čiurna, kalnai, kontaktas. Pasak, patyrė čiurnos traumą kalnuose. Reuters, pasak Reuters, patyrė, pasislėpė, kontaktas. Reuters, čiurnos trauma, su kariais. Reuters, čiurna, plyšys, kariai. Pasak, patyrė, pasislėpė kalnuose, užmezgė ryšį su kariais. Pasak, patyrė čiurnos traumą, kariai. Jis patyrė čiurnos traumą, pasislėpė plyšyje, kariai. Pasak Reuters, kalnuose ir sugebėjo ir specialiosios pajėgos. Kodėl? Nes kiekviena minutė didino patekimo į nelaisvę, mirties ir strateginio pažeminimo riziką. Pats gelbėjimas buvo apibūdintas kaip vienas drąsiausių karo veiksmų. Nakties priedangoje apie 100 specialiųjų pajėgų karių giliai įsiveržė į Irano teritoriją, pasiekė sužeistą kariškį ir pradėjo pasitraukimą. Tačiau misija beveik žlugo pačiu kritiškiausiu momentu. 2 MC orlaiviai patyrė mechaninį gedimą ir nesugebėjo pakilti, todėl elitinės pajėgos atsidūrė realioje grėsmėje likti įstrigusios Irane. Sprendimas buvo žiaurus ir greitas. Buvo išsiųsti nauji, mažesni orlaiviai, kad etapais evakuotų vyrus, o sugedę aparatai buvo sunaikinti ant žemės, kad jautri technologija nepatektų į Irano rankas. Čia šis atvejis įgauna istorinę reikšmę. Tai nebuvo paprasta evakuacija, tai buvo ištraukimo operacija, esant operacinės katastrofos rizikai. Ši operacija taip pat atskleidžia dar vieną nemalonę tiesą Vašingtonui. Net ir turėdamos visą amerikiečių pranašumą, Iranas vis tiek sugeba sužeisti, sulėtinti ir apsunkinti puolimą. Pati Reuters pranešė, kad per pradinę paieškos operaciją 2 Black Hawk sraigtasparniai nukentėjo nuo Irano ugnies, nors jiems pavyko išskristi iš priešo oro erdvės. Kitame krizės etape A-10 taip pat buvo pataikytas virš Kuveito, todėl pilotui teko katapultuotis. Jungtinėms valstijoms pavyko išgelbėti kariškį, tačiau strateginė kaina išlieka didelė. Iki šiol konflikte jau žuvo 13 amerikiečių karių ir daugiau nei 300 buvo sužeista. Be to, Iranas vis dar išlaiko gebėjimą atsakyti. Kur tai mus nuves? Į dar pavojingesnį scenarijų. Įgulos nario gelbėjimas krizės neužbaigia. Tai vyksta spaudimo dėl Hormūzo sąsiaurio, naftos kainų kilimo ir atviros Donaldo Trumpo grėsmės išplėsti atakas, jei Iranas nepasiduos fone. Galiausiai šis įvykis aiškiai parodo, kad Jungtinės valstijos vis dar turi milžinišką karinį pajėgumą surasti, įsiveržti, veikti priešo ugnyje, išgelbėti savo vyrus ir pasitraukti iš priešiškos teritorijos. Net ir pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Tai buvo daugiau nei gelbėjimo operacija. Šis veiksmas parodė jėgą, aprėptį, organizuotumą ir karo galią. Atsakas, kurį galėtų įvykdyti tik kelios pasaulio šalis, dar kartą sustiprina įvaizdį, kad Vašingtonas vis dar turi karo mašiną, pasirengusią veikti tiksliai, greitai ir su didžiuliu poveikiu.